Visą šią savaitę pranašauja lietų, šiandien yra pirma diena ir nežinojom, koks bus tas lietus. Tai, pavyzdžiui, rytais toks buvo tiesiog purškė, toks drizzle. Dabar jau pradėjo kokias 10-15 minučių stipriai lyja, bet iš esmės mes buvom pasiruošę tam lietui, tai nežinau, kol kas viskas yra gerai. Tai svarbiausias dalykas yra mūsų užžengtos kuprinio apsauga. Tai joje guli visi svarbiausi daiktai, ten miegų įranka, šilti drabužiai skirti miegui. Ir jeigu jie išliks sausi, tai ir mes būsime saugus ir galėsim šiltai miegoti. Tai čia yra svarbiausias dalykas. Ant galvos nešame skėčius, tai buvo mintis pirkti tokius, kur prie rankinos prisitvirtina itin lengvi skėčiai. Ir jie tokie patys eina ir būna laisvos rankos. Bet tiesiog jie pakankamai brangiai kainuoja, o Japonijoje kartu su lietum ateina ir toksai gan stiprus vėjas, dėl to baisu, kad tas lengvas skėtis labai lengvai išsivers ir tiesiog sulūž, dėl to pasirinkom kol kas bent jau eiti su paprastais skėčiais ir žiūrėsim, kaip seksis. O šiaip tai nežinau, didžiausias noras atvykus į Japoniją buvo pamatyti bambuko medį. Ir kažkaip šiandien visą dieną einu, žiūriu šitos bambukus, einu pro juos ir labai man jie gražus. O dabar galime eiti ir aš papasakosiu truputį šiaip, kur mes dabar esame. Tai mūsų kelionė prasidėjo nuo Kyushu dalies, tai yra apatinė Japonijos dalis. Ir prieš 2 dienas mes pajudėjom nuo Cape Sata, tai yra piečiausio žemyninės Japonijos taško. O va dabar toj pietiniai daly pastebėjom, kad yra labai daug tokių ir apleistų vietų, ir tokių uždarytų namų, užkaltų. Pradėjom domėtis, kodėl. Vat yra, pavyzdžiui, stovi kavinės, bet jos visiškai užkaltos ir matos, kad ten, nežinau, 10 metų bent jau minimaliai nedirba. Tai visa šita pietinė dalis ir visi šitie kaimai, per kuriuos mes dabar einame, jie kenčia labai nuo to, kad dauguma, pavyzdžiui, tų vietų, ten tarkim einam ir būna kioskas, kuris parduoda 8-kojų gabaliukus. Ir tiesiog jis visiškai uždarytas. Tai jo bėda yra ta, kad tokios vietos dažniausiai buvo valdomos ten tėvų, perduodamos iš kartos į kartą. Ir visiškai jaunoji karta visa yra išvažiavusi didžiuosius miestus ir jie nebenori ir nebegali perimti tokių verslų. Ir tie verslai tiesiog užsidaro, juos išstumia va ten tos convenience store, kaip 7-Eleven. Ir prie tokių vietų dažnai nėra kur sustoti su mašina, dėl to žmonės renkasi didesnius prekybos centrus, nes pagrindai jos vos skurtos ateiti pėsčiom arba atvažiuoti su dviračiu. Ir tos visos kaimo parduotuvės užsidaro. Tai va šitos apylinkės, kur mes einam, jos yra dabar daugiausia skirtos visai augalininkystei. Tai matom daug ryžių fermų, daug kažkokių auginamų dalykų. Ir jo, einam dabar per tokią zoną. O kas bus toliau, dar pamatysime ir patys. Pabandysiu nesutrums ramybės ir labai tyliai papasakoti. Atėjome tokį visiškai tradicinį onsen, tai yra karštų versmių baseinas. Ir kiekvieną ženklą dar kalbom kartu su Juliumi, išsivertėm su vertėju, nes čia esam tokia mažam kaimelį, kad tikrai niekas nekalba angliškai. Ir praėję pro tokias duris išsiskiria mūsų keliai, tai Julius yra už tos užuolaidos. Aš įėjau čia, nusiaviau batus, pasidėjau kuprinę, dar bandysiu kažkaip gražiau jas susitvarkyti. Čia yra iškart ženklai nerūkyti, nesinešti vandens namo iš onseno ir neteiti neblaiviems. Žemėlapis, krūties vėžio prevencijai instrukcija. Šitų ženklų dar neišsiverčiau, bet viską perskaitysiu. Plius minus taisyklės žinau. Ir yra tokie kranai, dėklai, dėžės, susidėti savo daiktams. Tai aš mačiau už stiklo, bet už šitų durų jau yra viena moteris, aš tikrai nefilmuosiu, bet ten tiesiog yra toks paprastas baseinas. Ir eisiu atpalaiduoti savo kūną po 3 dienų ėjimo. Mes ką tik išėjom iš savo karštų versmių, susitikom vėl. Papasakok, kaip tau sekėsi. Žiauriai karšta buvo. Ta prasme, toks karštas vanduo. Ir aš dabar, kai esu nudegęs kojas nuo saulės, man taip sunku ten buvo būt.
atėjo moteris, su kuria gulėjom dviese. Aš turėjau šiek tiek kitokią patirtį, nes nors ir buvo karšta. Nežinau, ką sako, bet kažkokius gražius žodžius sako su šypsena. Aš su ja gulėjau vonioj, kai man viskas buvo tiesiog toksai, kaip atrodė, specialus ritualas, aš nemoku paaiškinti, taip viskas iš seno padaryta ir palikta. Šita moteris, kuri buvo su manimi, jinai kokius, nežinau, 4 gal kartus, kol aš buvau vonio, jinai pamirksta, sušils, tada nueina, nusiprausia visą jau ten išorėje, ten išsiskalauja, išsiplauna galvą, vėl lipa. Tai, nu, toks tiesiog buvo, nežinau, atrodė nusikėliau kažkur į senovės Japoniją tiesiog. Tai labai keista buvo. Atpalaidavo kūną. Pas mane gal, nežinau, nebuvo taip karšta. Nu, tokia pati vonia buvo, kaip aš namuose prisileidžiu tiesiog. Tai man labai patiko ir... Tau per karštų nebūna tiesiog. Jo. Aš buvau vienas, tai nemačiau viso to proceso. Dabar tik viskai išeidinėjau, jau užėjo kažkas. Tai, bet maždaug supratau, kad jie iš pradžio apsipila karšto vandeniu, paskui eina nusiprausia, tada nusipila vandeniu ir tada vėl grįžta jau. Jo. Į anseną. Jo, tai svarbiausia yra nusiprausti prieš tai tokia taisyklė, nemerkti savo plaukų ir dar kažką noriu sakyti, kad sumokėjom tik po 2 eurus mes šitoje. O ta moteris, tiesiog, jau čia dabar, kai tos kaimelius mažus einam, tai visi tiesiog su mumis japoniškai kalba. Ir mes jau mirkstam dviesi, ir ten nuogiems reikia eiti, ir mes dviesi ten nuogos mirkstam toj vonioj. Ir jinai kalba, tu gal girdėjai net viską, kaip jinai kalba su manim. Ir jinai man kalba japoniškai ir aš dar bandžiau kažką atsakinėti, bet paskui tiesiog, nežinau, rodo, nežinau, ir jinai kažką pasako. Ta prasme, aš jau, jinai tiek kalbėjo, kad aš jau net nebesugalvau, kaip kitaip atsakyti, aš tiesiog rankom taip darau ir nebedariau ką atsakyti. Tai vat galiausiai dabar irgi išėjo kažką palinkėjo, bet net nežinau, ką jinai pasakė, bet tiesiog dėkoju, šypsausi. Ir aš įsivaizduoju, kad mes čia esam tokiam mažam kaimelį ir jiems taip netikėta čia sutikti keliautojus kažkokius atėjusius pas juos į tokią tradicinę, turbūt čia jų kaip ritualas, kas savaitinis, kasdieninis, nežinau. Ir tai kita moteris atėjo, jos ten jau pažįstamos, pasisveikino. Ir ta pirma Japonija, kuriai pasakiau, kad einame į Hokkaido, jinai tokia sako, jie eina į Hokkaido, tai ta moteris jau tokia jaunesnė, buvo, tiesiog ten klikt pradėjo per visą anseną, kad tipo, wow. Tai va, tai lyja, tai buvo, va, tas gal labai faina, kad iš tokio lietaus. Atpalaidavo žiauriai kūną. Iš tokio lietaus atėjom atpalaidavo kojas. Jo, čia užkampį visiškam esam. Oi. Wow. Pailsina labai. Einam valgyti dabar? Einam valgyti. Einam ieškot maistą. Tai už 2 kilometrų yra kažkokia kavinė. Ten ir pavalgysim ir jau šiandien baigės mūsų kelionė, jau nuėjom kokios, kiek mes šiandien nuėjom, 20 km kažkur? Panašiai, jo. Šiandien lengvesnė diena, nes vakar jaučiu, kad truputį gal persistengiam. Man vis tiek didžiausias iššūkis tokiose kelionėse tai yra dėtis tiesiog drėgnas kojines. Tai apatinės užsidėjau šiandien naujas po vienos lietaus dienos, nes jas visiškai permirkusios, o viršutinės vis tiek jas lieka tokios šiek tiek drėgnos. Ir čia Japonijoje tiesiog kažką įsidžiovinti yra neįmanoma, nes drėgmė yra tokia, kad mano kamera net fiksuoja, kad mes esam po vandeniu ir blokuoja mygtukus ir sako, kad ten kitaip reikia spausti, kad žodžiu išsijungti filmavimas dėl drėgmės. Tai labai šlapia, bet tada žiūrim prognozes, matom, kad 1 valandą dienos bus saulė per debesis, tai reiškia stosim, trauksim visus daiktus, viską džiovinsim. Ir jo, turim, sakau, kojines vienas pakeisti. Nes tiesiog net nėra tikslo jų keisti, mes dabar užsėsim batus ir jas vėl peršlaps. Tai čia nėra, kad mes ten 10 kojinių neštumėmės ir būtų kažkuo geriau. Bet nežinau, nėra kažkokių problemų. Sakau, viršutinės kojinės išliko tik drėgnos, tai tas labai svarbu. Batai tiesiog drėgni nuo nakties, kiek jie prikaupė drėgmės. Galima pažiūrėti. Tiesiog, toks nešlapi, o tiesiog viskas atidrėkia ir niekas nedžiūna. Aš kelnes. Šitas išsiploviau prieš 2 dienas, tai jos dar iki šiandien laiko tokią drėgmę, nes nebuvo saulės, o ore drėgmė tiesiog apie 80%. O Julius ką daro, tai saugosi nuo mukadė, 100 kojų, kurie nori mūsų gelti ir nuo kurių turim laikyti užsektą palapinę.
Tai aš visiškai panikuoju ir liepiu viską tikrinti, nepalikti atsektų, ten jokių angų, nes jie ieško tokių vietų, jie ieško mūsų miegmaišių, kad įlystų. O Juliui kažkaip netaip rūpi. Tai aš sakiau, kad linkiu, kad tiesiog sutiktų Mukadę ir suprastų, kad aš čia nesusigalvojau, tiesiog pabaisiuką kažkokią, kad čia tikras pavojus. Kaip galima atsilaikyti tokiai reklamai tualete tiesiog? Vaisių kokteilis už 2 eurus. Einam patikrinsime. Radai? Julius klausia, ar aš ragausiu. Aš ragausiu. Ir tu pasiėmė irgi tą? Gerai, einam ir mes rinktis. Pažiūrėkit, yra visokie gėrimai, kurie yra užšaldyti. Čia kažkokia šalta arbata, jie yra į ledą sušaldyti. Elektrolitas, limonadas, kažkoks kokteilis ir tiesiog, nežinau, turbūt, kad ilgas kelionės gali neštis. Gerai, atėjom prie gėrimuko. Bananai, braškės, šokoladas, kava, berries, uogytės. Aš noriu. Strawberry. Oh, wow, bet kaip gerai atrodo, tiesiog vaisiai užšaldyti. Na ir Julius tą pasiėmė, o aš pasiimsiu tokį. Strawberry. Su bananais. Oh my god. Ir kažką aš sakysiu iš karšto maisto ir Julius sakė, kad paprašyčiau garstyčių su kečupu, ir kad ten yra kažkoks technologinis stebuklas. Ir kad labai man patiks. Turi rekomendacijų man? Vištiena labai skani. Julius čia viską jau išragavęs. Vištiena labai skani, spring rollsai geri. Šiaip gal spicy norėtum paragauti, pavyzdžiui, fried chicken. Fried chicken. Spicy fried chicken. Spicy fried chicken. Aš dar šitą ragavau, irgi skanus buvo. Gerai, ačiū. Can I have ketchup with mustard? Oh, thank you. 581円のお買い上げになります。 Visi mokėjimai vyksta per aparatą. Matau, kad turiu sumokėti 581, tai aš tiesiog visada sumetu visas monetas, kurias turiu. Ir tada, jeigu trūksta, papildu. Ne, va, okei. Dar gausiu gražos. Pasisekė, gavau tau garstyčių su kečupu. O, Tavo inžinerinis stebuklas. ačiū labai, parodysim. Parodysi. コーヒーも、これやってきますよ。ちょっと待っててくださいね。これ待っててくださいね。 Aha. Tu pirkės kavą? Jo. Galėsim pasidalinti. Gerai. Ne, aš nenorėsiu dar gal. Gerai, Julius dabar parodė savo inžinerinį stebuklą. Labai nustebino šitas išradimas. Tiesiog davė tokį vat dėžutę kečupo ir garstyčių, kurią taip perskeli per vidurį. Aš galiu to palaikyti. Ir žiūrėk. Ai, gerai. Čia va tame esmė, kad nereikia, kad kas nors palaikytų. Žiūrėk. Wow. Du zuikiai vieną šūvį. Įsivaizduoji, va, neįsitepiau nieko, žiauriai patogu. Ką čia ragauja? Jautinos kotletas su bulvėmis. Irgi viskas viename. Gerai, skanaus. Labai skanu, ačiū.
Kopėm į kalną. Geriau boriau sultis. Tai tikiuosi važiuojančios mašinas nesutrukdys, o aš papasakosiu šiek tiek apie orus. Tai visą šią savaitę buvo prognozuojamas lietus. Realiai orų programėlės rodė bent jau 90% lietų. Ir dabar programėlė, ir taip pat šiandien, ir taip pat 10 dienų į priekį rodo bent jau 90% lietų. Bet kaip matot, šviečia saulė, yra labai karšta. Gal dabar jau šiek tiek po truputį pradėjo niauktis, bet visą dieną iš tikrųjų buvo karšta nuo ryto. Ir mes iš tikrųjų nesuprantame, nes nors visą savaitę mums pranašavo lietų, mes turėjom tik vieną labai lietingą audros dieną, kur rodžiau, kad ėjom su skėčiais, ėjom su šlapė ir daugiau tokių dienų nebuvo. Tai nežinau, dar bandom suprasti, mokomės ir labai gali būti, kad net ir dabar iš to giedro dangaus už kokio pusvalandžio viskas persimainys ir mums reikės traukti savo lietaus apsaugas, lietsargius ir viską. Tai nežinau, ar matosi, priekyje eina Julius ir pas jį yra šoninė kišenė įdėtas skėtis. Tai vat, visą ateinančią kelionę panašu, taip ir nešime skėtį. Kitas dalykas. Vakar per visas žinias turbūt girdėjote, buvo paskelbta, kad Japonijoje kilo didelis žemės drebėjimas. Buvo 7,5 stiprumo žemės drebėjimas. Tai tas žemės drebėjimas vyko pačioje šiaurėje, maždaug arti Hokkaido dalies, tai yra 4. kelionės dalis, kurią mes irgi pasieksime už kokių 4 mėnesių. Ir mums pavojaus, būnant va čia pietuose, dėl šito žemės drebėjimo jokio nekilo. Bet Julius sustojo prie kiekvieno vandens šaltinio ir stebi visas žuvis. Ir vakar matėm tiesiog vėžliuką va taip plaukiantį. Natūralioje aplinkoje vėžliuką matėm tiesiog plaukiantį. Labai labai miela buvo. Tai žodžiu, mums jokio pavojaus. Ai, bet šiaip tai žuvų daug čia matom visada visokių didelių, mažų. Tai jokio pavojaus mums nebuvo dėl šito žemės drebėjimo, bet vis tiek turim labai atsakingai sekti orus. Įsirašėm programėlę, kuri duoda pranešimus visokius, jeigu yra pavojus. Bet net ir paprastas iPhone'o orų appsas rodo, pavyzdžiui, įprastą dieną, kai yra va toks vat vėjas, yra atskira eilutė, kuri rodo, kad vėjas yra ganėtinai pavojingas, būkite toli nuo vandens. Tai aš manau, kad apskritai Japonijoje nuolat prie vandens yra kažkoks pavojus ir niekada nežinai, kas gali nutikti. Bet būtent tas vakarykštis cunamis ir žemės drebėjimas buvo visiškai priešingoje pusėje nei esame mes. Tai mes esame saugus ir atidžiai sekame prognozes ir viską. Gerai, o mes gavom kritikos strėlių už tai, kad esam Japonijoje ir nekalbam japoniškai. Tai turim praeiti šitas pamokas, nes iš tikrųjų... Bet mes žinojom, kad tai bus. Žinojom, kad tai bus. Aš išmokau tuos žodžius, žinok, Lietuvoje. Aš kiekvieną vakarą tiesiog mokiausi japoniškus žodžius. Aš kalbėdavau miegamajam su savim tiesiog japoniškai. Aš moku net pilnus kai kurios sakinius pasakyti. Bet aš atvažiavau čia, aš tiesiog nedrįstu kalbėti kažkodėl. Atrodo, kad aš, kai su telefonu kalbu, tai paprastai kažkaip labai. O čia su tikrai žmonėm, tikiuosi suprantat mane, kad iš tikrųjų labai sunku perlipti per save. Bet dabar mes viskas, jokių hello, jokių thank you. Dabar mes mokomės japoniškai. Nuo dabar. Nuo dabar. 3 lygiai bus. Aš sakau lietuviškai, tu sakai japoniškai. Pirmas, pasisveikiname. Ateina žmogus, ateina į viešbutį, stovi darbuotojas. Ką tu jam sakai? Konnichiwa. Konnichiwa. Labai gerai. Čiačiang. Antras lygis. Tau duoda saldainį. Ką tu sakai? Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Čiačiang. Teisingai, labai gerai. Šitas pats sunkiausias, man atrodo, kad pasakyti tą, nes arigato nėra mandagu, čia kaip sumenkinį, man atrodo, tą kitą žmogų, kuriam sakai, tipo, kad jisai... Iš aukšto labai sakai, kažkaip Ai, taip gali būt gūglinau, taip, jo. Tai vat būtina sakyti pilną frazę. Ir tada trečias lygis, labas vakaras, ateinam vakare į viešbutį ir tau reikia pasisveikinti. Nežinau. Konbanba. 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 Man žiauriai patinka šitas žaidimas. Tai aš siūlau tiesiog atsispausdinti žodžius, tarkim kokius 200 žodžių, pasidalinsim po 100 ir tada po 10 testus darysim, davai? Labai gerai. Davai. Nes aš esu išmokus jau prieš atvykdama
paklausti, kur yra artimiausia ta convenience parduotuvė. Konbini va, doko deska. Tai būna, kad japonai paklausia, ar jūs kažką mokat japoniškai. Ir aš tokį pilną sakinį pasakau, jie taip juokiasi, jiems tai patinka. Cheers. Kampai, ne cheers, ne cheers, tik cheers, kampai. Man šiandien yra jau ta sunkioji ėjimo diena. Tai klausyk, kiek mes jau dienų iš eilės einam? 4 dabar. 4 diena, kai einam, taip nuo ryto iki vakaro. Tai šiaip viskas gerai, bet tiesiog jau šiandien jaučiasi, kad šiek tiek lėčiau einam, taip ir lėčiau tie kilometrai slenka. Dabar pagaliau įėjom jau tokią gamtą, bet šiandien visą dieną tos mašinos važiuoja, ūžia, tai šiandien man tos mašinos labai išvargina. Ja. Tai ką aš norėjau tavęs paklausti, kad einam 4 dieną, būsim šiandien ėjau kokias 140-50 turbūt, ar ne? Kažkur, ja. Ir iki Miyazaki miestelio, tai mūsų pirmas išsikeltas tikslas buvo Miyazaki, tas didesnis jau miestas, Vištų miestas. Kiek mums lieka iki jo? Iki jo liko 2-5 kažkur kilometrai. Tai šiandien dar nueisim kokius 5 ir rytoj liks 20. Ir planas ten jau tada pasilsėt. Nu, belenkai pavargus jaučiuosi, šiandien jau įsitaisysim palapinį, ganėtinai anksti turbūt kokią 6 gulsimės, Ja. išsigulėsim. Bet šiaip didžiuojas mumis, manau, kad labai gerai einam. Žiauriai gerai varom, po 30 km per dieną. Aš kažkaip labai tikiu tą mintim, yra ta knyga Kūnas mena viską. Tai tiesiog, kad tu man ir Amerikoje sakydavai, kad dabar kankinkis, kentėk, bet kad visam gyvenimui liks šitas įdirbis, kad... Ne, tai taip. Aš tai iškart pajaučiau, jau tokį daug labai vaikščiojom. Ir tada, kai užsidėjom kuprinės, pradėjom eiti, aš jau iškart pajaučiau, kad jau tą kojytės prisimena. Nu tai va, dar kokius 5 km nueisim, pasieksim Konbinį. Ai, o Julius šiandien nespėjau nufilmuoti, užsisakė vandens. Atsimeni, kaip užsisakė vandens? Mitsa kudasai? Mitsu. Mitsu kudasai. Mizu gal. Mizu kudasai. Suprato, svarbiausia, atnešė vandens. Priartėjus prie didesnio miesto, to Miyazaki, kuris yra mūsų tikslas galutinis, pirmas toks didesnis, pajautėm kokį sudėtingą maršrutą, pasirinkom, kad tiesiog einam palei kelią ir mašinas tiesiog visą dieną labai vargina. Tai nežinau, šiandien tikslas yra dabar atsisėsim, jau liko keletas kilometrų, nežinau, gal kokie 2. Atsisėsim Konbinį ir bandysim ieškoti tiesiog maršrutų, kaip galima kažkur labiau eiti per gamtą. Aišku, čia tik tai prie miesto taip. Bet jau šiandien labai sunku taip eiti. Rasim savo praėjimus ir viskas bus labai gerai. Prieki kažkur mūsų laukia Japonijos Alpės. Tai irgi bus toksai stebuklingas kelionės etapas. O čia dabar visur einamas pro ūkius tokius. O labiausiai turbūt laukiam Hokkaido. Ten bus ir truputį to pavojaus su gyvūnais, kur gali susidurti su laukinė gamta ir tiesiog to didesnių distancijų be civilizacijos. Tai žodžiu, labai įvairi kelionė bus, bet šiandien esam tiesiog greitkelyje ir tai mane veda iš proto žmogau. Ne, šiaip tai viskas gerai. Labai skaniai valgom vis dar. Vis dar, ta prasme, taip stebina tie patiekalai, jūs neįsivaizduojate. Tiesiog šiandien atrakinom dar naują, tai Pakelės kavinė. Atrodė, kad šiek tiek pigiau ir kad galbūt bus neskanu ir buvo vėl žiauriai skanu. Tai tiesiog, nežinau, maistu neturime jokių nusiskundimų čia. Kadangi lipu į kalną ir šiek tiek nuobodžiauju, tai dar galiu pasidalinti, kad man labai miela, kai parašot kažkokius patarimus iš Japonijos, arba kas buvo Japonijoje, arba kas gyvena čia. Tai mums labai svarbu, nes kaip matot, mes tiesiog bandom patys dar suprasti viską, nieks už mus nėra sudėliota. Tiesiog neįtikėtina, kokių jūs man parašot patarimų, kokie visi žmonės skirtingi ir kokie visiems žmonėms yra skirtingi aktualūs dalykai. Vienas žmogus vakar parašė tiesiog visą instrukciją, kaip man susirasti kažkokius specialius sausus pusryčius, kuriuos jie rado su drauge keliaudami ir vežėsi dėžėmis namo į Lietuvą. Ir kad jeigu tik turėsiu šansą, kad privalau paragauti. Tai žodžiu, visų patarimai tokie skirtingi ir visus labai vertinu. Ir labai ačiū ir visus matau, gal ne visą spėjau atrašyti, bet tiesiog, nežinau, čia tiek tokių smulkmenų ir detalių, kurias galima pačiam ir praleisti. Labai ačiū, kad pasidalinote kartais. O šiandien ieškosim
sunkiausia šiaip realiai rasti vietas, kur miegoti tiesiog su palapinė. O Japonijoje, kai taip gražiai priima, kai taip rūpinasi mumis, tiesiog neįmanoma pažeidinėti taisyklių. Neįmanoma įžeidinėti žmonių ir nes nori nei apgaudinėti, nei kažkaip ne vietoj palapinę statyti. Tai sunku rasti kažkokią vietą. Ieškam visada kempingų oficialių, bet tikrai ne visada pasiseka. Tai tada ieškam tiesiog nuo šalių vietų, kur nieks mūsų nematytų arba kur galėtume prieš prašvintant išeiti. Tai vat laukose, pavyzdžiui, randam tokį tiesiog išmindžiatą palapinės dydžio plotelį. Ateinam, kai sutemsta, išeisim iki kol prašvis ir pasitaisim čia palapinę. Svarbu palikti po savęs taip, kaip radai. Ne, svarbu palikti po savęs tvarkingiau negu radai. Net geriau palikti. Nežinau, manau, kad šiandien visai parodėm savo dieną, šiandien buvo itin sunki diena. Tai čia ir užbaigsim video ir tada mes rytoj pasieksim Miyazaki, tą didelį miestą ir tada sekantį video gal padarysim tokį pilnai iš miesto. Šiandien buvo keistai. Miesto pramogų bus. Jo, šiandien buvo greitkelio pramogų. Ir sakiau, kad atsisėsim šiandien kombinį ir bandysim ieškoti naujų maršrutų, žemėlapių, kur galima miško tokius kažkokius rasti, nes nesąmonė. Jo, palei tą greitkelį ne tai, kad ir neįdomu, ir tos mašinos užia palei šoną ir toks Visiškai nesmagu, ne apie tai. visiškai nefaina. Tai reikės pasirinkti ilgesnį maršrutą, bet per visiškai tokius šunkelius kažkokius. Nu jo, nes tokia ir yra šitos kelionės esmė, mes taip ir... Jo, ir daug smagiau, nes tada ne? pamatai žmonės vietinius, vat kaip ta močiutė, ta monsenė, žinai. Jo, bet žinai, čia ir tas gavas, kad mes esame arti didmiesčio, čia dėl to dabar tiek veiksmų visų pirma. Bet aš ką bandžiau pasakyti, kad tokia ir yra šitą kelionę, kad čia niekas dar nesplanuoti ir mes patys taip dėliojamės, mokomės ir ieškom. Grinai mokomės ir ieškom. Labai smagu. Labai smagu. Neteiskit, dar tik kelios dienos praėjo. Prašau, neteiskit tiesiog. Ne, iš tikrųjų, tai tiesiog šiandien radom skanų pakelės maistą, tai buvo verta. Jo, žiauriai skaniai palei kelią suvalgėm vištienos su ryžiais. Gerai, ką? Einam vakarieniauti. Labą. Juliau, jinai negyva? Man atrodo, kad jo. Čia esu važinėjo, bet... Bet jie po vieną nevaikšto, tai atsargiai. Gerai, aš labai noriu parodyti, nes čia yra gyvūnas, kurį mes nenorėjom. Aš iš tikrųjų norėjau sakyti, kad kaip Amerikoje buvom susidomėję meškomis ir nors ir baisu, bet norėjom jie sutikti, aš čia vis po truputį tiesiu ranką. Tai čia yra mukadė, čia yra šimtakojis, kuris yra vadinamas ten kažkaip Japonijoje siaubūnu. Man jau taip arti ranka, jūs neįsivaizduojat. Gerai, dabar aš žiauriai greit pertraukiu ir tada įdama papasakosiu. Na gerai, tik tiek galėjau parodyti. Gerai, gal tu gali iš arčiau nufilmuoti? Aš nežinau, nepakankamai arti buvo? Ne, man atrodo, nieko nesimatė. Dar. Viskas. Tai čia yra Japonijos siaubūnas. Šimtakojis. Jeigu jisai ateina, jisai ieško tokių, atsimenat, sakiau, ieško angų, tokių kaip mūsų miegmaišis, mūsų palapinė, dėl to mes turim laikyti užsektą palapinę, visą laiką jokių tarpelių nepalikti. Aš net prieš atvykdama čia skaičiau, kad yra speciali pudra, kurią apsibarstai taip ratu kaip aplink velnę palapinę, bet sakiau, kad kol nepamatysim jos prie palapinės, tol taip nedarysim. Bet jos ateis šlapiai į sezoną, tai realiai dar jis net neprasidėjo. Tai, žodžiu, aš nežinau, koks mūsų santykis, bet šitas padaras, jeigu aš norėčiau jį dabar, jis ateina pas mane ir aš noriu su juo kovoti ir aš, pavyzdžiui, užminu ant jo, jisai išskleidžia kvapą, kuris pritraukia jo visus draugus ir visi jo draugai ateina jo ginti. O ką jis daro, tai jisai gelia tiesiog. Kaip bitė, tai ten 100 kartų gal skaudžiau. Ir kelias dienas laikos tas toks skausmas. Žodžiu, ten kažkas elektrošokų lygina. Nežinau,
Julius yra pasiryžęs patirti ir papasakoti šitą. Aš sukviesti visus noriu juos. Pažiūrėti, Pagausiu vieną ir tada pažiūrėsiu, kiek prikvies draugelių. O jeigu rimtai, tai jeigu nori sukovoti su juo, tai turi nuplikyti. Tai ten, tarkim, karštų verdančių vandenį užpilti ir tada į toliau. Tai žodžiu, va dabar Tai pamatėm jį. įsiplikyti juos. Aš įsiplikyti. Pamatėm pirmą kartą tokį, bet čia kaip suprantu, jis jau nuplikytas. Šiandien mūsų 7-Eleven ekspertas Julius pristato dar vieną triuką. Tai čia yra visiškai ikoninis, nežinau, maistas iš 7-Eleven. Ką aš mačiau kokį mėnesį laiko Lietuvoje Instagram'e scrollindamas, tai visi čia atvykę valgo šitą sumuštinį su kiaušiniu ir majonezu, egg salad. Jau šitas yra, kaip ir legendary, Jo. toks, kur reikia paragauti. Čia tokia kaip pikantiška salota su sumuštiniu ir dar paturbina su vištiena. Fried chicken. Tai dabar va taip trenksiu ir Dovilė sumontuos, kad įlys į vidų vištieną tiesiog. Palauk dabar. Čia iškirpti, nepamirš Dovilį iškirpti, čia kerpam. Šitos dalies niekas nemato dabar, viskas gerai, nereikės natūraliai. Vau, kerpu. Ir dabar į tą pačią poziciją grąžink tą visą sumuštinį. Identišką tašką, gerai. Va taip, cakt. Turim. Kad. Labai gerai. Bum! Ir dabar turime jau paturbintą Sugrįžom šitą į eterį. egg salad sumuštinį su šiek tiek aštria vištiena. Pikantiška. Pikantiška, jo. Tai, čia visiška bomba turėtų būti. Tai pabandysim. Teisės. Chicken teriyaki su kiaušiniu irgi. Pagau. Nu, aš nenoriu. Tikrai rekomenduoju paragaut? Bet gal tada man jau mano maistas bus nebeskanus, jeigu aš tokį Bus nebeskanus. Valgysiu savo tiesiog sumuštinuką. Pažiūrėkit, Po šito nusiperki. sumuštinio nieks nebebus skanu tau. Nusiperki ir visada užklijuoja tokį. Šitas lipdukas reiškia, kad jau esi nusipirkęs, bet tada priklijuoja servetėlę tiesiog. Bet kaip skanu? Ką? Na gerai. Gali nufilmuoti, aš tiesiog pasakysiu savo tikrą reakciją. Kaip skanu! Nemeluoji? Nenormaliai skanu. Tikrai žiauriai skanu sumuštinis. Tai šitas sumuštinis kainuoja €1,80, man atrodo. Kiek vištiena ir kiek sumuštinis? Man atrodo, vištiena 100 euras ir sumuštinis. Du, manau. Tai tavo su priedais. Ai. Tavo €1,50. Prašau, sumuštinis už €1,50. Skaniausias euras sumuštinis. Okay. 6ね。ある。これ。レフトターン。ずーっとまだ行く。バスストリート。バスストリート、OK。ここ行ったら、ここ左にずーっと行ったら、左にちょっと行ったら、It's okay, I remember. ここまでがね、200メーター、 Okay. 200メーター、は300メーター、 Okay. Okay. 300メートル、about sorry, ありがとうございます。 good luck, Good luck. enjoy. Arigato gozaimasu. Bye bye. Bye. Supratai iš tikrųjų ir tiesiog pasakai? Supratau, kai yra 300 metrų.